Paskutinėme laidos reportaže apie tai, kaip Kubo šokėjai klaipėdiečius mokė aistringosios salsos. Surengusi turnė po Baltijos šalis, garsioji kubiečių grupė Lady Salsa neaplenkė ir Lietuvos. Po viešnagės Vilniuje kolektyvas savo temperamentų kaitino jau Klaipėdos publiką. Į šokių vakarą susirinkusius miestiečius salsos meistrai mokė šio šokio judesių. Kubiečiai sako, jog šokant salsą svarbiausia pajusti šokio ritmą. Tiesiog reikia būti savimi, jausti partnerį ir įsijausti į muziką. Kubiečiai pasakoja, jog salsa tai jų gyvenimo būdas. Štai taip jie apibūdina šį šokį. Salsa is our inspiration, is our spirit. Salsa is everything. Salsa yra mūsų įkvėpimas, įteka mūsų gyslomis. Salsa yra žmogiški jausmai, aistra, meilė, malonumai. Taip pat ir vakarėliai. Vakaro organizatoriai sako, niūrų rudenį klaipėdiečiams norėjo padovanoti žiupsnelį saulėtosios Kubos ir suteikti galimybę iš arčiau pažvelgti į aistringuosius šokėjus. Visi mes maždaug žinom, kas yra salsa, kas yra ten tie Latino Amerikos šokiai kubietiški, o čia pas mus atvažiavo originalas, kaip tai turi atrodyti iš tikrųjų. Šiuo metu Klaipėdoje labai populiarėja Latino Amerikos šokiai, kubietiški, salsos, bačiatos, merengės, čiačios, rumbas. Ir po truputį atsiranda žmonių poreikis, jau yra keletą vietų Klaipėdoje, kur vyksta tokie latiniški vakarėliai ir mes labai džiaugiamės, kad yra galimybės organizuoti ir čia. Klaipėdiečiai džiaugiasi šiltų kubiečių bendravimu. Labai geri atmosfera, tiesiog stulbinanti, užveda jo. Kokia jums ta salsa atrodo? Labai judri, labai lašinga, tokia labai ritmiška, labai tokia pietietiška labai. Na, o kolektyvo Lady Salsa nariai per 5 grupės gyvavimo metus išmaišė beveik visą pasaulį. Sako, jog lietuvaičiai jiems paliko gerą įspūdį. Lietuviai panašus į kubiečius. Jie mėgsta šokti, mėgsta vakarėlius ir atrodo tokie pat laimingi. Tai man patinka. Iš 20 šokėjų bei 10 muzikantų sudarytas kolektyvas čia tikisi apsilankyti ir kitąmet.